Alekso. Dabar Stasys Jasas su Grenobliu 6,53 baudos taško. Na, o Stasys Jasas yra raitelis, kuris gina šiame čempionate savo titulą, iškovotą pernai. Beje, pernai Stasys šventė pergalę su žirgu Fist. Užpernai šioje aikštėje jisai taip pat buvo nenugalimas ir buvo karūnuotas kaip 2011 metų Respublikos čempionas su žirgu Luitu. Taigi jo svajonės buvo tikrai labai didelės, padaryti sportinį žygdarbį, 3 metus iš eilės tapti Lietuvos čempionu, tačiau po 2 dienų 6,53 baudos taško vis dėlto šias viltis, ko gero, ganėtinai apmažino. Na, bet visko būna. Žiūrėsim, kol kas be klaidų joja Stasys. Manau, kad bus labai sunku būtent 11 kliūties B dalyje Stasiui. Čia viskas gerai. Susitvarko su sąryšiu nuo mūro sienelės į lygiagreitę Stasys. Taip, B dalis. 4 baudos taškai. 4 baudos taškai ir dabar